Tačiau gali pabandyti, kodėlgi ne. Vis tik perdavimas ir kiek nedaug trūko, Lukas Baranauskas galvas sugebėjo pasiekti kamuolį, pramušė neblogai. Ir Martynas Matusas dabar jau apybos turnyro lentelės viduryje, 19 taškų, tai gera pozicija. Baranauskas. Klaidinamas judesys. 2 išmaudyti varžovai baudos aikštelėje. Atėjus sprendimai, jų nepakeisim, o spaudimui Dinauskas nepasiduos. Bartkevičius arčiau vartų. Ten daug žaidėjų, Baranauskas ir vėl puikiai žaidžia Atlanto komandos vartininkas Mantas Gintalas. Ne pirmą kartą šiose rungtynėse jis išgelbėjo komandą ir manau, kad plojimų jis dabar tikrai nusipelno. Ruslano Kliukovičiui labai geras perdavimas Dariui Cibulskui. Cibulskas išveda į priekį Martyną Biržinį. Ir Biržinis labai geras perdavimas, kamuolys atsiduria vartuose 2-1 ir toliau. Įvarčių kruša šiame ture, galima sakyti, tęsiasi. Vakar rungtynes net 6-2. Prieš Klaipėdos Atlantą laimėjo Panevėžio Ekranas. Čia klaida. Alytaus Dainava į priekį, reikia duoti kamuolį, Sakalis buvo nuošalėje. Ataka tęsiasi. Gali būti pavojinga kairiuoju kraštu. Arčiau vartų, ten Baranauskas ir 2-0. Štai taip, 86 minutė, geras perdavimas iš krašto, Lukas Baranauskas savo šansą išnaudoja. Ir siunčia kamuolį į vartų tinklą, galima sakyti, kad laukia ir savo šanso pagaliau sulaukia Lukas Baranauskas. Pelnytas įvartis, labai gerai, beje atrodo šis jaunas vaikinas po pertraukos. Osmanavičius. Dabar jau nesakyčiau, kad tai buvo pats teisingiausias sprendimas, nors ten yra Baranauskas smūgiuoja ir Eltermanis kamuolį gaudo. Viena pavojinga ataka po kitos. Vieną tobulą progą Dainava turėjo, Biržinis buvo tušti vartai, tai reikėjo pataikyti, jis nepataikė juos. Ar tokia proga šiandien dar bus, tai klausimas. Biržinis arčiau vartų. Ten laimi kovą Arlauskis. Baranauskas naudojasi to, kad turi gero korpuso. Baranauskas kairė koja, gražu. 23 minutė, Lukas Baranauskas atidaro savo įvarčių sąskaitą šiame sezone, o taip pat leidžia ir Dainavai išsiveržti į priekį. Nepavyko dabar sureaguoti visiškai į šį smūgį Mariui Eltermaniui, aišku, ir gynyba nesublizgėjo. Tikrai nesublizgėjo. Baranauskas aštrus kampas. Ataka tęsiasi. Perdavimas, puikiai situacija. Bus ar ne? Perdavimas, smūgis, Davidovas, tušti vartai. 1-0 ir... Truputėlį pilvo jam, bet nustosi šitas. Čia geras perdavimas. Geras perdavimas ir Lukas Baranauskas 1-0. Sakyčiau, Kazimieras Gnedojas dabar sužaidžia prastai. Mantas Galdikas sakė, aš pasiimsiu kamuolį, tačiau Gnedojas sutrukdė tai padaryti. Ir šis nesusikalbėjimas dabar kainuoja įvartį Lukas Baranauskas. Genijus Morozas aktyvus. O po to jau šansas Dainavai. Lukas Baranauskas ir rezultatas vėl 1-4, kaip ir buvo pralaimėję 2 rungtynes šiemet šiauliečiai. Lukas Baranauskas keliauja atšvęsti šio įvarčio su sirgaliais.